Nu, dėl kariuomenės mažinimo, kieno čionais yra daugiau įtaka, man atrodo, kad visi žinom, iš ko susideda mūsų Seimas. Kad 44 nariai yra neteisėtai išrinkti. Jeigu paim darbo partijos sąrašą, tai 30 milijonų maždaug buvo mesta litų į rinkiminiai kompaniją ir 44 nariai, mūsų Zenonas Vagiauskas turėtų turbūt pasakyti jiems, kad ačiū. Jūs buvote išrinkti neteisėtai, tačiau, kaip žino, teismo posėdis yra atidėtas po rinkimų, reiškia jau naujų rinkimų. Praktiškai tie 44 nariai, visas nuo 2004 metų iki 2008 metų Seimo ir visi nutarimai yra neteisinti Lietuvos valstybei. Nes jeigu neteisint, tai buvo išrinkta maždaug trečdalis Seimo narių, tai apie kokį Seimo teisėtumą galima kalbėti. Tai, man atrodo, ir kariuomenės lygiai ta pati struktūra. Reiškia, mes tarnaudami kariuomenę aiškiai matėmės. Buvo dvi pakreipos. Buvo prosovietiniai karininkai ir buvo provakarietiniai karininkai, kurie palaikė aiškiai vakarietiškas struktūras ir mūsų sąjungininkus. Ir buvo aiškiai karininkų grupuotė, baigusių rusų karinės mokyklas. Ne tik rusų, bet ir dalis įtakojami, reiškia, kažkokių jėgų, kurie tarnavo grinai sovietiniams, reiškia. Būtent sovietiniam ir Rusijai, reiškia. Visi sprendimai buvo daromi Rusijos naudai, kad neatsižvelgiant į Lietuvos interesus. Man atrodo, NATO šalis mums nenustato nei struktūros, nei generolų skaičiaus, nei kariuomenės dydžio. Vienintelis reikalavimas yra tai skirti 2 procentus nacionalinio biudžeto kariuomenės išlaikymui ir tuos 2 procentus reiškia protingai panaudoti. Tai yra ne mažiau kaip 50 procentų skirti iš tų 2 procentų personalo išlaikymui. Mūsų algos jau kareivių yra neblogas, paskaičiavus kaip su priedais, premijom. Tarnyba yra sunki, tačiau aš niekaip neįsivaizduoju, kaip Lietuvos kariuomeniai daryti karjerą eiliniams kareiviams, kur jie toliau pasidės. Eilinis bus 4-5 metus. Kiek jis gali per miškus lakstyti, reiškia, po įsivaizduojam 50 metį eilinį, kaip jisai atrodytų, reiškia, mūšio lauke. Jis praktiškai neveiksnus, po 30 metų praktiškai jau turėtų jisai arba vadovaujančias pareigas užimti, arba būti atleidžiamas iš kariuomenės, nes eilinis karys man virš 30 metų jau juokingai atrodo. Turbūt visuomenė nežino, kas tai reiškia 400 metrų atakom eiti trumpais perbėgimais. Pamėginkit pasportuoti, sužinosi, kad yra tam tikros fizinės galimybės. Tai nežinau, kam dirba mūsų generolai, kam dirba Krašto apsaugos ministerija, kam politikos departamentai dirba ir kam dirba Nacionalinio saugumo komitetas, kuris aiškiai yra įtakojamas kariuomenės vadovybės, kuri ką nori, kokią muziką užsako, taigi Nacionalinis saugumo komitetas beveik viską patvirtina, išskyrus karių savanorių skaičių, kur kariuomenė siūlė 5000 jų palikti, tačiau Seimas patvirtino, kad turėtų būti 6000. Ačiū nors už tą 1000 savanorių, kurių dar davė Lietuvai. Skaitydamas kapitono Guščiaus straipsnį 21 amžiaus iš laikraštyje Slaptieji takai ir www.slapta.lt Gintaro Visocko leidžiamoj internetiniam laikraštyje buvo taipogi patalpintas. Radau daug gerų minčių, tenais praktiškai tos mintis visiškai sutampa su mano mintim ir pasikalbėjus su kariuomenės veteranais, su aukštais vadais, kurie dabar yra pensijoje, dimisijoje, atsargoje, reiškia visi daugmaž pritarė. Tos blogybės buvo žinomos ir prieš 10 metų kariuomenės, kurie jo, reiškia, link mažinimo linkme, kur buvo, reiškia, silpninama Lietuvos kovinė galia. Ir niekaip man irgi nėra suprantamas, reiškia, šitas būtent, visi mes kariai profesionalai žinom, kad tai nėra gerai, kas yra daroma su Lietuvos kariuomenė. Tačiau sustabdyti yra vienas kelias, tai turi padaryti politikai. Sustabdyta nesąmonės, reiškia, rusifikacija Lietuvos kariuomenės, sovietizacija jie toliau. Reiškia, buvo kariuomenės atsvaroj šiek tiek juntama atsvara tik tai 2000-aisiais, 99-98 metais, kada kariuomeniai vadovavo generolas Jonas Kronkaitis. Tačiau nepavyko pasiekti tada jokių lemiamų, buvo pasiektas lemiamas persilaužimas, kuris dabar vėl matom, kur eina, reiškia, vėl ta kryptim, kad kariuomenės mažinimas, vėl mažytė, kompaktiška kariuomenė. Nu, aš suprantu, jeigu kompaktiška, profesionaliai, gerai ginkluota, jinai
Bet kam tiek daug karinių biurokratų joje veisiama, reiškia, kad čiut ne ant 2 kareivių vienas vadas ir ant 4 kareivių vienas karininkas ir ant 8000 kareivių 10 generolų. O supraskit, Lietuva turi tik tai vieną kovinę brigadą. Net brigados vadas NATO standartuose yra pulkininkas, net ne generolas. Tai vienai brigadai pulkininkas vadovauja. Iš kur tų 40 pulkininkų atsiranda? Tai 40 brigadų pas mus tai nėra. Bataliono vadas yra pulkininkas leitenantas, reiškia. Bataliono kokį 10 Lietuvoje yra. Nu, savanorius pridėjus, gal 15 batalionų. Tai čia mikroskopinė kariuomenė. O lėšų skiriama tai 1,15% bendro nacionalinio produkto yra ne tiek ir mažai. Tai yra apie milijardas daugmaž litų. Milijardas litų skirtas kariuomeniai, kuris išleistas neefektyviai, nenaudingai, tai yra, mano manimo, vėlgi nusikaltimas, eilinis nusikaltimas Lietuvos valstybei.